0-3. Kaip vertinate rezultatą ir tą iškovotą tašką su Kauno Vyčiu? Aišku, rezultatas neigiamas mums, savo haliai sužaisti lygiom. Prarast taškus yra labai skaudu, tuo labiau, kad antro kėlinio vidury ir pirmavom 3-1. Tai, sakyčiau, Vyčiui pasisekė, nors reikia pripažinti labai stipri komanda. Geri žaidėjai sukūrė daug progų. Na ir bendrai abi komandos žaidė greitą, kombinacinį žaidimą. Labai gerai sužaidė vartininkai abiejų komandų. Nes pasikartosiu, kad buvo sukurta daug epizodų puolant. Tai trumpai tiek. Ar galima teigti, kad iš tų varžovų, su kuriais žaidėte šių metų sezone, Vytis yra stipriausias ir pelnyti rikiuojasi turnyro lentelės viršuje? Be abejonės. Na, kol kas turnyrinės lentelės viršuje esame mes. Pagal prarastus taškus? Bet kokiu atveju, tiesa, jie turi vienas rungtynės atsargoj, bet mes lyderiai šiandien. Ir dabar lauks jūsų kiti varžovai. Turbūt tas susitikimas, kuris baigėsi lygiosiomis, parodė, kad galima drąsiai kovoti dėl čempionų vardų, žiūrint apie galutinius sezono tikslus. Na, nežinau, kas tuo abejojo. Mes tai ramus ir žinojom, kad su jais galima žaisti. Ir tos kalbos, kad stipriausia, geriausia, tai labai didelis avansas. Jie turi patys įrodyti. Ačiū, aišku, ir sėkmės. Gerai, dėkui.